Šiandien Kimba laidą pristato valčių ir katerių salonas Vilniuje Terminalas. Sveiki žvėjai. Sveiki bičiuliai. Na, kaip matote, esam šiandien mūsų žūklės gido, Tišon gido Roko valtyje. Rokai, sveikas dar sykį. Sveikas gyvas. Malonu čia būti ir kaip jau supratote, esam Nemuno žemupyje ir konkrečiai galite apsidaryti aplinkoje, esam šalia Ragininkų salos, viena iš mūsų mėgstamiausių vietų atidaryti starkių žūklės sezoną. Ir iškart noriu pasakyti, kad žvejojam ką tik po praūžusių Lietuvos Spiningautojų lygos varžybų ir šiandien norim patikrinti, ar jie paliko nors kiek žuvies Nemune. Tai yra, patikrinsim, ar šitos varžybos daro labai rimtą žalą ekosistemai, ar atplaukę kitą dieną jau galim prigaudyti pakankamai daug starkio ir gerai praleisti laiką. Ir tuo pačiu noriu pasidžiaugti, kad gavome naują siuntą Rins gumų, taip kad jas irgi patikrinsime ir pasižiūrėsime, ar tinka jos žemupio starkiam. Žūklės pradžia, karštlygiškai maunam pirmuosius guminukus ant galvakablių. Ir be abejo visi trys norime kuo greičiau atsidaryti. Pirma starkių žūklė šiais metais ir tikrai bičiuliai, nežinau kaip jums, bet bent jau man tai starkis yra tas plėštrūnas ir tas tikslas žvejyboje, kuris yra vienas iš maloniausių, vienas iš įdomiausių ir nepažvejoti starkių pradžioje sezono tai būtų tiesiog neatleistina. Taigi mes pradedam žvejybą ties savo pamėgta vieta, savo pamėgtoje vietoje. Ir užbėgdamas įvykiams už akių iškart galiu pasakyti, kad pradžioje žvejybos sulaukėme tik keleto labai atsargių stuktelėjimų ir nepagauname nei vienos žuvies savo, galima sakyti, geriausioje vietoje. Tad iš karto esam nusiteikę ir esame gido savo bičiulio Roko nuteikiami, kad šiandien tikriausiai nebus to ypatingo kibimo nesvietiško, kuris kartais žemupyje pasitaiko ir panašu, kad teks sulaukti tiek savo laiko šiandien, tiek ir susirasti žuvį. Daugybė vietų, daugybė darbo su echolotu ir tikrai reikia pasidžiaugti, kad nebereikia kas 15 minučių kilnoti inkaro, darbuoti su virve ir galime džiaugtis mūsų draugo valtyje esančių Motorguide elektrinių motorų priekyje pastatytų, kuris atlieka inkaro funkciją. Atkreipkite dėmesį, srovėje stovime kuo puikiausiai ir taškas išlaikomas iš tikrųjų neįtikėtinai. Tai žiauriai palengvina žvejybą, ypač tokią dieną kaip ši, kai reikia labai daug paieškoti žuvies ir labai daug pakeisti vietų. Ką mes ir darome ir pirmasis žuvis pagauname tik tai gerokai praėjus laiko nuo žvejybos pradžios ir aišku, kaip visą laiką, to žuvys būna neįmamo dydžio. Primenu, kad leistina paimti starkį nuo 45 cm, kol kas dar galima paimti 5 žuvis, tačiau jau nuo Liepos 1 bus galima paimti tik 3 starkius ir manau, kad tai yra gerai. 3 žuvų tikrai pilnai užtenka vienai šeimai pavalgyti, o reikia saugoti savo gamtos išteklius ir aš tikiuosi, kad tuose vandenyse, kur tų starkių yra, jų bus daugiau ir daugiau. Susitvarkėm su tinklais vidaus vandenyse, tikiuosi, kad jų ir toliau neliks tenai, na, o žuvių populiacija, o ypatingai plėšrūnų atsigaus dar labiau ir džiugins mus visus meškeriotojus ilgus metus ir galų gale užmiršime, kad reikia važinėti į Švediją. Džiaugsimės Nemuno žemupiu, Kauno mariomis ir tais keliais
ežerais, užtvankomis, kuriuose yra starkių daug ir kurie kimba gerai ir pas mus. Kaip tik kreipštuką paėmėm tokiem starkiukam. Šiandien žuvies aktyvumas nėra aukščiausiam lygmenį, tad tenka gerokai padirbėti, paieškoti ir tikrai daug laiko praleidžiam stebėdami echoloto parodymus ir kaip matot mūsų šiandienos bičiulio Roko valtyje yra tiek priešais mūsų akis, prieš mano ir jo akis reimarinė echolotas ir Saulius taipogi turi savo ekraną, kas manau yra tikrai labai patogu. Patogu yra tai, kad šie du prietaisai Wi-Fi ryšiu yra susiję ir ką mato kapitonas valties, tą gali matyti ir žvejojantys valties priekyje. Taigi atkreipkite dėmesį, plaukiam dabar 4,5–5 metrų gyliuose ir ieškom žuvies, nors kol kas mums nelabai sekasi. Kol kas tuščia ir šiandien tenka iš tikrųjų kabintis į pačius menkiausius, galima sakyti, parodymus. Randam 2–3 simbolius starkio ir stojam, gaudom ir vienu kitu inkaru mums pavyksta sumedžioti taip trokštamą plėšrūną.
Esi žvejys? Ši informacija tau. Jei nežvejoji, pats laikas pradėti. Skubėk į Koto parduotuves Vilniuje ir Klaipėdoje. Kainų sprogimas, totalinis išpardavimas, sandėlio valymas. Kaip pavadinsi, taip nepagadinsi. Itin geromis kainomis išparduodame gerai žinomų prekių ženklų produkciją. Tai ne kalėdos, bet tikrai neprasčiau. Paskubėk. Prekybos sistema Kotas. Mes grįžtam pailsėję, atsigavę po pietų į antrąją dalį. Saulė leidžiasi šiek tiek link vakaro ir nuojauta kužda, kad vakarinis kibimas turi būti daug geresnis negu buvo diena. Matė, diena buvo baisiai karšta ir tikrai buvo sunku žvejoti ir nusprendėm tiesiog pailsėti, negaišt laiko, nuplaukėm į Mingės kaimą, užkandom ir ta infrastruktūra, kuri yra aplink Nemuno žemupį, Mingės kaimas, Kintai, galų gale džiugina, nes kai tu gali tiesiog nuplaukti su valtimi iki restorano, tai yra žvejyboje, tai yra malonu. Labai malonu. O kitas dalykas, kuris džiugina, kad yra tokių žmonių kaip Rokas, kurie užsiima gidavimu būtent šitam regione, būtent Nemuno žemupyje, kai tu gali atvažiuoti į žvejybą, tiesiog galima sakyti kaip stovi ir tavim bus pasirūpinta nuo aukščiausios kokybės meškerių, masalų iki be abejo žuvingiausių vietų. Bus nuplukdyti į žuvingiausias vietas ir sugarantuotas, kad tikrai pagausit. Na ir mes taipogi pradedam pagauti dienai persiritus į antrą pusę ir tas kibimas džiugina ir galima sakyti, kad starkių žūklės atidarymas tikrai pavyko ir mes toliau tiesiog žvejojam ir mėgaujamės procesu. Tikriausiai atkreipė dėmesį bičiuliai į mišką meškerių mūsų valtyje. Noriu šiek tiek trumpai apie tai papasakoti, nes kiekvienas iš mūsų šiandien turime po 2 meškerykočius. Vienas sunkesnės klasės, kitas šiek tiek lengvesnės. Ir mano rankose yra Tailwalk Dageki, 7 pėdos ir 2 coliai, 2 dalių iki 24 gramų užmetimo svorio. Vėlgi, gamintojas šiek tiek pamažina mano galvą, užrašydamas maksimalią galę ir su juo galima tikrai darbuotis sėkmingai tiek su 30, su 35 gramų galvakabliais ir esu jį jau jūroje išbandęs netgi su 40 gramų galvakabliais. Ir šis meškerykotis į valtį pateko neatsitiktinai, tokiu metu, kaip mes dabar žvejojame, ypač prie Ragininkų salos, kur yra gilios duobės, stipri srovė. Tikrai reikia, norint agresyviai ir aktyviai pravesti masalą, tikrai reikia jį užmaukšlinti ant pakankamai sunkios galvos. Tad tokie kotai, tokio tipo kotai yra ne tik pas mane ir pas mano bičiulius ir manyčiau, kad ruošiantis gaudyti starkių į Nemuno žemupį, į Nemuną, į Skirvytę ir į Atmatą, toks vienas meškerykotis turėtų būti valtyje. Kitas
meškerykotis, tai kitas spiningas yra mano pamėgtasis, jau kelinti metai iš eilės, nepaleidžiu jo iš rankų, tai yra tik Timbite. Mano draugai turi tik SRAM 75 modelius ir būtent su šitais šiuos meškerykočius, šiuos spiningus į valtį paėmėm galvodami apie lengvesnio tipo džigavimą. Atmata, kur mažesni gyliai, 4 metrai, 3 metrai, tokiose gelmėse, kur šiek tiek mažesnė srovė, kur galima naudoti 14, 17 iki 21 gramų galvakablius, žaisti su 3-4 colių nedideliais suvalgomais guminukais, būtent su Reinsais, kuriuos šiandien bandome, kurių naujienas šiandien bandome. Vat štai toks meškerykotis dėl to atsidūrė valtyje. Ir dar vienas momentas, jį svarbu turėti mano galva dėl to, kad jeigu šiandien, tarkim, būtų tokia situacija, kad kibimas yra neaktyvus, reikia žuvį išprašyti, ją surasti, labai subtiliai paduoti masalą, tada praktika rodo, kad geriau turėti būtent lengvesnės klasės spinningą, susiploninus valą, šiuo atveju naudojame 0,8 ir netgi 0,6 saulius susisukęs valą ant savo ritės pagal japoniškus išmetavimus, būtent su tokiu plonu, subtiliu įrankiu, paduodamas lengvesnis, mažesnis masalas ir netgi per didžiausią nekibą žuvį iškrapštyti vis dėlto įmanoma. Taigi, trumpai tiek apie įrankius, tęsiam žūklę ir šiek tiek vėliau dar pakalbėsim apie vietas, kuriuos atsistojam ir apie masalus, kuriuos šiandien bandom. Opa. Apie naujienas šiek tiek vėliau. Dabar kiname, pasidžiaugiam įvykiu ir leidžiame į laisvę. Aš šiandieną pasiruošęs 2 įrankius, tai jau apie kurį jau nenoriu kalbėti, tai yra SRAMas, tik SRAM UTR 75, mano jisai, su manim visada jisai valtyje būna. Na, o šiandieną paėmiau jau ne pirmą kartą testuoti Fenwick HM nuo 3 iki 20 gramų, rašo gamintojas tokį testą, tačiau galima su juo drąsiai mesti ir iki 30 gramų ir šiandieną man būtent gaudant šitų įrankių pavyko susigrumti su šiandieniniu didžiausiu starkiu ir tikrai patys geriausi atsiliepimai apie jį, nes kainos ir kokybės santykis yra tikrai puikus ir lengvas, liaunas ir tuo pačiu tvirtas. Atkreipkite dėmesį, jisai tikrai labai ypatingai tinkamas gaudyti starkius.
pats laikas užsidėti vieną iš mėgstamiausių mano, baltas Berkley, prapjautų pilvu. Šita guma gerai veikia apsiniaukusią dieną ir jau dienai persiritus į vakarinę pusę. Galima sakyti visiškai arčiau nakties, kai apšvietimas netoks aktyvus, tada baltas Berkley. Stebėkit, pirmų metimų bus žuvis. Tiek apie naujas Reins gumas. Štai čia esu padėjęs 4 naujienas, kurios atsiras šį sezoną. Kažkiek tai buvo, bet labai mažai. Štai šitos serijos gumų tai yra G-Tail grubų, o šiais metais jų bus daug didesnė gama, spalvinė. Tikrai labai tinkamas masalas tiek starkiam, tiek ypatingai ešeriams. Visiškai naujiena yra Curly Shadas su kūnelis ir twisterio uodegytė. Na, toks šiek tiek imituojantis gal kažkokį tai vandens gyvį, šiek tiek mailių, kažkokia tai mišri kombinacija, taipogi bus naujiena ir šitas masalas labiau skirtas gaudyti ešeriams. Dar 2 naujienos, tai yra Curly, tai yra štai toks irgi šiek tiek primenantis klasikinį Reinsą, tik tai su labai ilga twisterio uodegytė. Ypatingai šita guma tinkama gaudyti ešerius. Aš manau, kad Kuršių mariose ar upėse atmatoje ar tam pačiam Nemune labai tinkamas masalas. Taipogi, aš manau, mes jį bandysime ir ežeruose. Asmeniškai pats nebandžiau. Na, į mano rankas papuolė visa gama spalvinė, taip kad tikrai išbandysiu. Na ir paskutinis tai yra AG serijos, plonas twisteriuko uodegytė, silikoninis masalas. Nu, tikrai yra pakankamai universalus, tiek ir starkius galima gaudyti, tiek ir ešerius. Tokio štai formų naujienos. Na, apie spalvas nekalbėsiu, yra įvairiausių naujų spalvų. Tiek atsirado mūsų jau pamėgtų klasikinių Rockwipe Shadow 4 ultravioletinės spalvos, kurios po vandeniu visiškai kitaip atrodo arba pakėlus prieš orą mėlynai šviečia. Begalės įvairiausių kombinacijų, skirtingų atspalvių, vienokių ar kitokių, žodžiu, per daug neišsiplėsiu. Tikrai Reinsas šiais metais pateikė nemažai naujienų, tiek formų atžvilgių, tiek ir atspalvių. Na ir šiandieną man labai patiko būtent šita spalva nauja irgi. Violetinė, anksčiau būdavo šiek tiek violetinė kitas atspalvis, na, o šitas ryškus atspalvis man šiandieną padovanojo tikrai neblogų laimikių. Tiek trumpai, bandysime naujienas ir apie jas kalbėsime savo ateinančiose laidose.
Na, kol mano bičiuliai ieško, kur čia užsinkaruoti ir šiandieną tai bus mūsų paskutinis inkaras ir šiek tiek pabaigai dar noriu paakcentuoti, kad reikia turėti žvejybai žemupio arealė, tai yra atmata, nemunas ar skirvytė, 2 įrankius, tai yra vieną liaunesnį, kad galėtumėte mėtyti kažkur tai iki 14 gramų, 17, 15 ir vieną galingesnį, kad galėtumėte mesti iki 25 gramų. Na, valas naudojamas yra PE pintas, kur iki 25 gramų, tai nuo 0,8 arba vienetas diametras, o kur mėtoma iki 14-15 gramų naudojamas valas yra 0,6 diametro. Storesnio nereikia, nes tada bus netoks greitas skendimas ir neš jūsų masalą ir nesurasite dugno. Kuo plonesnis valas, tuo lengviau galima tuo naudoti lengvesnį galvakablį ir tuo lengviau bus srovėje surasti jums dugną. Taip kad tokie keli pastebėjimai, na, o spalvos diena dienai nelygi. Violetinė šiandieną davė apie save daugiau žinoti, Emilis ir ant baltos sugaudė. Šiaip tai labai įvairios gumos, gal šiek tiek labiau violetinės atspalvis šiandieną daugiau davė rezultatų. Bėgo kaip visada didžiausias. Na, paskutinis inkaras buvo nerezultatyvus, jau ir jėgos šiek tiek apleido. Noriu padėkoti prieš atsisveikinant Rokui už tai, kad šauniai pagėdavo, bičiuliui Emiliui už kompaniją. Su jumis dar laida Šiandien Kimba neatsisveikina, toliau rubrika apie laivybą. O su jumis, draugeliai, tai iki. Iki. Esi žvejys? Ši informacija tau. Jei nežvejoji, pats laikas pradėti. Skubėk į Koto parduotuves Vilniuje ir Klaipėdoje. Kainų sprogimas, totalinis išpardavimas, sandėlio valymas. Kaip pavadinsi, taip nepagadinsi. Itin geromis kainomis išparduodame gerai žinomų prekių ženklų produkciją. Tai ne kalėdos, bet tikrai neprasčiau. Paskubėk. Prekybos sistema Kotas. Sveiki laivybos mylėtojai, su manim šiandieną kaip visada laivybos ekspertas Darius ir yra džiugi žinia, kurią jisai praneš. Sveiki laivybos mylėtojai, ačiū Sauliau. Šiandien norime mes jums pristatyti štai tokį Suomių gamintojo XO katerį XO 270 RS Front Cabin. XO gamintojas yra vienas iš rytų pasaulio gamintojų, kuris ypatingą dėmesį skiria katerio ėjimui per ekstremales didelės bangas. Jo dugno konstrukcijoje eina ištisinis 8 mm vientisas peilis, kuris kerta bangas, o jo bortai padaryti iš 5 mm kieto aliuminio
ant amortizatorių pastatyto, kuris puikiai atlaiko bangų mūšą ir dėl to šitas kateris per bangas eina lyg jas pjaunamas ir labai tolygiai ir švelniai, ką nesijaučia viduj sėdintiems laivavedžiams. Na ir noriu iš tikrųjų pasidžiaugti, kad šitas kateris ir liks Lietuvoje ir jisai pirmas tokio tipo kateris, kuris raižys Lietuvos vandenis. Tai gal Dariau, man žinai, kas didžiausią įspūdį paliko, tai jo širdis variklyje, mano ūgis. Taip, tu jau papasakosiu. Aš iš tikrųjų ilgai svajojau, kada atsiras žmogus Lietuvoje, kuris pakankamai brangų anglimi dengtą katerį įsigys savotiškų konservatyvių formų ir mes labai džiaugiamės, kad atsirado vyras jūros mylėtojas, klaipėdietis jūrininkas, kuris supranta, kas yra tikrai geras aparatas, patinas. Ir einam aš parodysiu šio puikaus katerio raumenis. Tai yra du gražuoliai Mercury Verado varikliai, kiekvienas turintis po 200 arklio garių. Tai įsivaizduojate, kokią galę ir kokį greitį gali išvystyti šis kateris. Trim kompiuteris test drive'o metu parodė, kad jisai išvystė 45 mazgų per valandą greitį. Išversiu į pasaulietišką kalbą, tai yra 87,5 km per valandą, kas ant vandens yra tikrai labai daug. Ir man dalyvaujant tuose testavimuose buvo labai malonu jausti, kad netgi plaukiant pakankamai didelėmis bangomis, didžiuliu greičiu, vis tiek kateris lieka labai manevringas ir labai švelniai sėdi jo viduje. O dabar, jeigu galima, norėčiau pakviesti jūs į vidų. Kapitone. Erdvuma. Gerai, aš dar truputėlį porą žodžių apie kokpitą laivo galą. Štai čia mes turime į vieną pusę atsilenkiančias groteles ir nusileidžiantį soliuką, kur galima susėsti netgi aplinkui. Ir čia statosi stalas, kuris atsiverčia ir jūs galite pasėdėti, papietauti lauke ir praleisti laiko. Aukšti katerių bortai apsaugoti tvirtais rėlingais leidžia saugiai jum žvejoti ir daugybė laikiklių, kur galima velkiavimo visą aparatūrą susistatyti ir laikytis einant dideliu greičiu ant bangų. Ir štai kviečiu jūs užeiti į saloną, į katerio vidų. Aš jau čia. Sveikas, Sauliau. Štai mes matome pagrindinę šio nuostabaus katerio erdvę. Kaip matome, jis yra labai šviesus ir labai didžiuliai, jaukus panoraminiai langai su plonais rėmais, leidžiantis apžvelgti visą aplinką ir gerėtis gražios gamtos vaizdais plaukiant. Štai minkštoji zona yra tradiciškai, pasakyčiau, suformuota taip, kad ją galima perstatyti į gulimą, šitą nuleisti, uždengti minkštuosius suolus ir čia turime mes vieną gulimąją vietą. O užvertę atgal galima netgi su atlošėliu į kitą pusę, galima išsiskleisti staliuką ir susėsti prie jo. Šitoj vietoje mes turime kriauklę, čia statosi viryklė, indų daiktadėžės. Po kapitono kėdę mes turime šaldytuvą šaltiems gėrimams ir štai yra aparatūra, visa valdymo ir vairavimo vieta. Čia mes turime puikų Simrad NSS 12 modelį, kur yra ir echolotas, ir chartploteris, ir navigacija, padedanti mums puikiai naviguoti ir matyti viską, kas vyksta tiek po vandeniu, tiek aplink mus, netgi esant blogoms oro sąlygoms.
Čia yra variklių valdymo rumpelis, prietaisų parodymai ir visa kita elektronika, apie kurios niuansus šiuo momentu aš nesigilinsiu. O šitoj priekinėje dalyje mes turime integruotą tualetą, kur galima nepriplaukiant prie kranto pamastyti trupai apie savo. Štai čia turime daiktadėžes susidėti įvairiausiam daiktams. Ir aš norėčiau parodyti jums išėjimą į priekinę laivo dalį. Štai tenais. O štai priekinėje dalyje mes turime kajutę, kur yra techniškas pakeliamas laiptelis užlipti ant priekinio denio. Ir mes čia galime puikiausiai sugrįžti atgal. O va čia mes turime dvi nuostabes miegojimo vietas, kurių ilgis yra 2,5 m ir pilnu ūgiu ramiai galime pailsėti ir apmastyti savo tolimesnes keliones ir žygius. Na kaip, Sauliau, ar užskaitai tu šitą žvėriuką? Na, aš tau ką galiu pasakyti. Man visada patiko ir kateriai, ir mašinos, kurie nėra apvalios, išlaižytos, tradicinės. Čia yra tikrai išskirtinis tiek dizaino, tiek savo savybėmis kateris ir labai džiaugiuosi, kad jisai dar kartelį džiaugiuosi, kad raižys Lietuvos vandenis. Ir aš manau, Dariau, kad gal netyčia kada gyvenime ir mums teks garbės su juo pasiplaukėti. Būtų smagu. Dvi šitą gražią gaidelę, aš manau, ir pabaigsime šiandieną mūsų trumpą reportažą apie XO 270. Šiandien aš noriu Jums pristatyti Almacraft aliumininę valtį. Šioje vietoje mes matome 4,30 ilgio ir 1,40 m pločio 1436 modelį. Jis yra labai lengvas, 61 kg svorio ir pagamintas iš 1,3 mm labai standaus aliuminio, todėl šita valtis yra be galo stipri ir standi. Netgi su nedideliu 2,5–5 arklio jėgų benzininiu varikliu jis lysta vandens paviršiumi puikiai. O jeigu jūs užsidėsite 10, kaip pavyzdys, arklio jėgų benzininį variklį, tai jūs į glisą išeisite netgi 2–3 būdami šioje valtyje. Šita valtis ypatinga tuo, kad žmonės labai mėgsta ją transformuoti ir perdaryti savo reikmėms, užsidengdami priekį platformą, po kurią padaro daiktadėžę, gyvų žuvų aeratorių. Ant čia deda trolingo nulenkiamą elektrinį variklį. Šiame modelyje mes matome daiktadėžę su aeratoriumi žuvimis ir ant esančių suolų dedamos galingos šaibos ir galima montuoti pasukamas patogias kėdes. Taip pat galima čia montuoti tentą nuo saulės, kuris yra užverčiamas į galą ir diržais pritvirtinamas į priekį ir į galą. Jei nereikia jokios priežiūros, nereikia nei pūsti, nei surinkinėti. Atsivežiai, nuleidžiai ir gali jau tiesiai plaukti. Jei nebaisus jokie smulkus pažeidimai, nei pagaliai rąstai, žvyras ar netgi akmenys, jai yra nekliūtis. Taigi aš manau, kad ji yra labai patogi, lengva, joje atsiranda daug vietos, nes nėra pripučiamų balionų. Sąskaita to, jinai yra labai populiari ir mėgstama tarp užsienio žvejų ir tikiu, kad greitų metu jis suras vietą ir jūsų žvejybiniuose nuotykiuose. Ir kadangi yra patikima ir ilgaamžiška, taps ne tik jūsų,
bet ir jūsų šeimos, vaikų, o gal netgi ir anūkų vandens pramogų dalimi.